Sveiki visi, taigi šiandienos video aš parodysiu, kaip pasidaryti štai tokį dieninį makiažą. Makiažą pradedu nuo padengimo pagrindų, dažniausiai tai naudoju L'Orealio True Match makiažo pagrindą. Šiek tiek sukratau, naudoju vieną paspaudimą ir padengimui naudoju Beauty Blender. Atskirą maskuoklę, tarkim, užmaskuoti spuogeliams nenaudoju. Jeigu man reikia kažkokio papildomo maskavimo, panaudoju tą patį makiažo pagrindą. Toje vietoje, kur noriu kažką užmaskuoti, tiesiog daugiau patapšnoju makiažo pagrindą. Paakiams vis dėlto naudoju maskuoklį, kadangi makiažo pagrindas yra pakankamai sausas ir dar labiau džiovina taip sausus paakius, tai tam naudoju maskuoklį, tai yra Rimmel Match Perfection maskuoklis, kurį galite naudoti ir šiek tiek lengvam pakontūravimui. Ir su tuo, kas liko kempinėlėje, padengiu dar viršutinį voką. Tam, kad užsimaskuotų visi negražumai. Sekantis žingsnis yra viską užfiksuoti pudra. Tai gali būti arba biri, arba presuota pudra. Aš naudoju Bourjois Healthy Balance presuotą pudrą. Tam, kad reikėtų mažiau įrankių, tai naudoju arba tą patį Beauty Blenderį, arba štai tokį kirstą mažiuką šepetuką, su kuriuo paskui dengsiu skaistalus ir bronzantą. Toliau šiek tiek pakontūruoju veidą ir grąžinu visus bruožus ir gyvumą. Tai tam naudoju tokią paletę iš e.l.f. Cosmetics, kur yra ir bronzantas, ir skaistalai viename. Tai yra užima mažiau vietos ir viskas vienoje vietoje. Tai šiek tiek pakontūruoju. Su pačiu šepetėlio galiuku šiek tiek ir nosį perbraukiu. Ir šiek tiek skaistalų. Jeigu esu geros nuotaikos, dar šiek tiek panaudoju ir highlighterio. Štai čia turiu MAC'o Soft and Gentle. Ir vėlgi viską dariau su tuo pačiu vienu šepetėliu. Ir su veidu kaip ir baigta. Dienos metu šešėlio naudoti aš nemėgstu, nes tai užima papildomai nemažai laiko. Tai ką aš darau, tai tą pačią paletę, su kuria atlikau veido kontūravimą, tą patį kirstą šepetėlį, patį mažiausią kraščiuką arba galiuką pamirkau į bronzantą ir tą bronzantą uždedu į išorinį akies kamputį. Tai šiek tiek suteikia akims gilumo, jas paryškina, tačiau labai subtiliai ir neatrodo, kad yra kažkoks super sudėtingas makiažas. Tokia nedidelė smulkmena iš tikrųjų pagerina labai vaizdą. Tada imu pirštą ir prabraukiu apačioje. Jeigu aš esu geros nuotaikos, tai pasiimu dar ir highlighterį arba tos pačius skaistalus. Ir naudodama pirštą uždedu tą highlighterį į vidinę akies kamputį ir po antakių. Net veidrodžio naudojau. Viskas labai paprasta, lengva ir easy. Ir greita.
Tada pasidažau blakstienas. Paryškinti antakiams dažniausiai naudoju tiesiog spalvotą gelį arba antakių tušą. Jeigu turiu daugiau laiko, tada naudoju pieštuką ir gelį. Tai šį kartą aš turiu Art Deco antakių pieštuką ir Essence bespalvę želė antakių. Taigi pirmiausia pasiimu pieštuką ir užpildau tas vietas, kurios yra tuščiausios, kur tarkim neauga plaukeliai. Tai ir dažniausiai patamsinu uodegėlę antakio. Ir šiek tiek nubrėžiu apačioje. Tikrai niekada neryškinu. Tada naudoju antakių gelį ir prašukuoju su juo antakius. Ką man tai padarys? Tai užfiksuoja plaukelį ir tuo pačiu iššukuoja pieštuką, kas atrodo daug natūraliau, negu tiesiog nubrėžta tiesi linija. Ir paskutinė dalis lūpos, tam aš dažniausiai naudoju kažkokią ilgai išliekančią priemonę, ar tai būtų kažkoks ilgalaikis lūpdažis, arba ilgalaikis lūpų blizgis. Šį kartą aš naudoju lūpų blizgį ilgai išliekantį ir tai yra iš L'Oreal. Gan šviesios rausvos spalvos, labai neutralus. Tai štai kaip atrodo mano dieninis makiažas, kurį aš praktiškai kiekvieną dieną darausi taip pat. Tikiuosi jums patiko, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.